Koks kosulys yra pavojingiausias? Pakalbėkime apie kosulį. Kas yra kosulys? Kosulys yra refleksinis veiksmas, padedantis iš bronchų išvalyti gleives. Kosulys negali būti nei pavojingas, nei nepavojingas. Kosulys yra organizmo gynybinė priemonė, kuria siekiama išvalyti kvėpavimo takus. Kai žmogus serga bronchitu, tracheitu, plaučių uždegimu, išsiskiria daug skreplių. Norėdamas išvalyti kvėpavimo takus nuo susikaupusių skreplių ir ant jų susikaupusių virusų ar bakterijų, organizmas naudoja gynybos mechanizmą – kosulį. Giliai įkvėpiama ir galingų diafragmos stumimu bei kvėpavimo raumenų susitraukimu iš kvėpavimo takų iš bronchų pašalinamos gleivės arba gleivėtas pūlingas turinys, kuris susidarė dėl kokios nors bronchų plaučių ligos. Tačiau kosulys lydi ne tik plaučių ligas. Su kosuliu dažnai susiduriame širdies ir kraujagyslių sistemos patologijoje. Kosulys gali būti reakcija į įvairių vaistų vartojimą. Jį gali išprovokuoti ne tik lėtinės plaučių ligos, tokios kaip bronchitas, bronchinė astma, pneumonija, tracheitas, bet ir grėsmingesnės plaučių problemos, tokios kaip plaučių vėžys. Jei kalbėsime apie tai, koks kosulys yra tikrai pavojingas, tai tas, kurį lydi pūlingų skreplių išsiskyrimas. Tai rodo, kad turime rimtą problemą, kad turime bakterinę kvėpavimo takų infekciją. Jei kosint išsiskiria skrepliai su krauju, ką tai galėtų reikšti? Galbūt pacientas serga atvira tuberkuliozės forma arba plaučių vėžiu. Kosulys su krauju gali pasireikšti ir hipertenzinės krizės fone, kai smarkiai padidėjus kraujospūdžiui, plyšta mažiausi kapiliarai, kraujas patenka į kvėpavimo takus ir iškosimas kartu su skrepliais. Taigi, kiekvienu atveju kosulys yra įspėjimas, kad kažkas negerai. Su šia problema reikia kažką daryti. Todėl, jei vargina kosulys, būtinai kreipkitės į gydytoją, terapeutą, kardiologą, pulmonologą, priklausomai nuo to, kokia bus nustatyta problema.